Vykiesi nežinomą miestą. Vykiesi nežinomą miestą, pirmiausia, apeini, pajunti tokį mastelį, tik tai per vaikščiojimą, per kažkokį įspūdžių seką, kaip ir bet kokį matyti daiktą, žiūrinėjai, čiupinėjai akim keliais taškais, taip ir miestą turi pačiupinėti keliose vietose, apibėgti kažkokį tai ratuką ir tada iš tų įspūdžių kažkokios girliandos susidėlioja bendrą vaizdą, tokio turi modeliuką susilipdai. Manau, tokia būtų pažintis. Perspektyvos urbanistinės veiklos yra, kaip jau pasakyti dabar, na tai ar jinai veikla yra, perspektyvos geros, jinai atsiras čia. Kol kas tai yra miesto planavimo valdymas, tai gal čia yra urbanistinė veikla. Visa kita yra architektūros, toks daugiau laukas. Urbanistinė veikla, tai aš vis tiek įsivaizduoju, kad tai tokia kūrybos laukas, kuriame, arba kryptinga veikla, kaip pasakyti, miesto formavime. Mano galva dabar toj Klaipėdoje formuojasi daug kas savaime iš tokių, kaip pasakyti, mes sprendžiam ūkinės problemas, mes sprendžiam kažkokias finansinės problemas ir iš to susilipdo urbanistika miesto. Gaunasi kaip po savaime, ne? Tai nėra kryptinga veikla, mano galva, mes reguliuojam kažkokius ekonominius santykius, per tai atsitinka urbanistika, o kad ateityje visa architektūra taps labiau, kaip pasakyti, orientuota į struktūras, į viso miesto problemas, platesnės problemas negu vieno objekto problemas. Tai aš tikiu, čia didelė ateitis, taip ir bus dabar su tais atviro kodo pastatais, kai gali atsisiųsti, nusikrauti Viki pastatą, išklotines pastato, pats atsispausdinti, pats pasigaminti. Architektui belieka tik urbanistiniai klausimai ir lieka. Klaipėdoje aš pats gimęs ir augęs, man toks daug kas susijęs su asmeniniais patyrimais, ne kaip architekto, tiesiog požiūriu, bet kaip asmens, bet visą laiką man būdavo tas turtingumas aplinkos, kur sena, nauja ir aišku, kur privatu ir vieša, tokios sankirtos visiškai neįdomios, aiškiai išspręstos schemos, kaip daugiabučiai rajonai arba kaip visiškai iščiulptas, išlaižytas senamiestis. Įdomiausia kažkur, kur dar yra vietos kažkokiam interpretacijom. Tai tos Bijūnų gatvės rajonas Landsbergio ženklina projektuotas, matėsi buvusi architektūrinė kokybė, paskui degradacija ir dabar vėl nauja kokybė ateinanti. Tokios judančios vietos įdomiausios. Klaipėda yra Klaipėda. Tai yra tam tikra klaipipėda tokia ir visi klaipam, ieškam kelio. Gal toks nėra aiškumo didelio, ko norime. Labai marga publika, va taip ir gaunas Klaipėda. Gal pati erdvė, kai tapęs per mokslą, aš supratau, kad ne vien tas vaizdelis pats pastato vidaus, kaip pasakyti, erdvės, jos tapo man įdomus tas atradimas, kad jas galima matyti kaip pilnavidurį daiktą pastato erdvę, suvokti kaip pilnavidurį daiktą, nes iki tol mačiau fasadus, stogus, tai įdomu. Svarbiausias tai va ir buvo tas įdomu ta, kaip pasakyti, gyvybė architektūroje, margumas, nėra tas įdomus išspręstas klausimas, nėra įdomu aiškus atsakymai, visada įdomu, kaip pastatas gyvas ir dar truputį pildosi ir pats gyventojas kažką įneša ir laiko tėkmė, per laiką pastatas gali išlikti su verte, turintis kažkokią išliekamąją vertę, kad tai nebūtų tiesiog vienos dienos pakuotė, kurią išmetė toliau perdarį. Tas įdomiausia. Įkvėpimas tas, žinai, į save turbūt gilinės, ieškai, per ką atrandi savyje, tą išdėstai ir į pastatą, į daiktus.
per save. Na kaip, per didelis tikėjimas, kad bus dar sekantis etapas, galbūt būna klaida. Nu, paprastai aš to siekiu, aš to noriu, kad pastatas gyventų ir paskui jis užsipildytų dar kartą, bet dažnai vis tik tai būna taip, kad mes turime išbaigti tai, ką padarome, jis jau turi turėti tam tikrą estetinę kokybę. Negali palikti, pirmas etapas bus negražus, vėliau atsiras antras, tai gal čia toks patirtis, kad jau netgi mažas darbelis, jis jau turi žiūrėtis kaip dizaino objektas. Nepatogus grožis, gražus patogumas. Ne, tai su tuo gražu, negražu architektūroje gaunasi kaip. Mes vėl įsivaizduojam arba meną, arba statybą. Tame tarpe tarp meno ir statybos yra dizainas. Tai kaip ir tapyba, ir, kaip pasakyti, ir lentų dažymas, tame tarpe yra dizainas. Tai vat architektūroje kalbėti, kad viskas turi būti meno kokybėje, nu irgi nėra, kaip pasakyti, protinga. Mes turim suvokti, kad dizainas, štai kas yra 80% mūsų veiklos. Tai nebus aukštoji architektūra, aukštasis menas, bet tai neturi būti statyba. Tai va, tai tas pasirinkimas tarp labai gražaus ir patogumo, nu visą laiką kompromisas, net negaliu pasakyti. Ieškočiau kiekvieno unikaliu atveju atskirą sprendimą. Lietuviška. Na, buvo toks, mes, kai mokėmės, buvo tokia mokykla high-techas, tai mes lietuvišką apibūdindavom kaip strojtechas. Tai iš tikrųjų, matyti, po šiai dienai išstrigęs ryškiausias strojtechas. Nu, tai turbūt jugendštilis, čia tas modernizmas. Ne modernizmas, modernas, taip, nu, toks stilius, kur ir nauja, ir gyva, ir kartu, taip, kaip pasakyti, sąsaja su praeitim, su buvusiais dizaino sprendimais, nu, toks žavi. Antonimas architektui. Galėtų būti, nu kas, net sunku sugalvoti, kas architektui būtų antonimas. Statybininkas Antanas. Ko čia atėjot? Ko ieškot? Į save pasižiūrėkit, padarykit geriau.